12 skyrius – šviesos prietaisų naudojimas. Turit važiuoti su įjungtomis artimosiomis šviesomis. Visada. Naktį galit vietoj tų artimų įjungti tolimas. Tai artimo šviečia taip ne į akis, o taip šiek tiek jums į apačią apie 50 metrų apšviečia, o tolimo šviečia šiek tiek taip aukščiau ir kitus vairuotojus akina ir apšviečia jums 150 kokį maksimum metrų. Tai kitą vairuotoją akina nuo 150 metrų. Tai tolimas ir artimus tom skiriasi. Dabar kaip jos junginėjimos yra? Tai būna jungiklis va toks arba būna jungiklis va toks. Tai simboliai yra tie patys. Tai va matom, kad yra simbolis toks, kai eina į apačią spinduliukai, tai artimo šviesos. Reiškia yra gabaritai, tai jie nieko mums neapšviečia, bet automobilis yra matomas kitiems šiek tiek. Auto tai automatiškai nustatys, tai dieną, jeigu bus dienos šviesos, įjungs leduką tokį, kuris ryškus būtų. Tai va dieną galima važiuoti su tokiu leduku įjungtu, nebūtinai artimosios, bet ten jau specialios dienos šviesos vadinasi. Ir vakarė jos persijungs, jeigu yra automatiškai į artimas šviesas. O gabaritas jisai kaip ir nenaudojamas yra. 0, tai bus jau tada šviesos išjungta. Taip pat yra toks perbraukta bangelė, tai vadina spinduliai per kažką eina per rūką, per lietų. Tai kai blogos matomumo sąlygos, tada įjungiat būtent, tai yra jeigu spinduliukai į apačią ir bangelę, tai vadinasi, tai yra priekinis priešrūkinis, jeigu spinduliukai eina tiesiai ir bangelė, tada yra galinis priešrūkinis. Galinis priešrūkinis privalomas, mašinose privalo būti ir privalot jį įjungti esant blogom matomumo sąlygom. Tai jeigu šita rankenėlė tokia yra falita, jinai pati taip pasiema tą rankenėlę ir pati taip atgal pasitraukia ir įsijungia tos priešrūkinės šviesos. O priekinės būna įrengtos, būna neįrengtos, norit naudokit, norit ne. O tolimo šviesos įsijungia tą posūkių rankenėlę, taip patraukus link savęs arba pastumus į priekį. Visą rankenėlę. Ir prietaisų skydelį įsijungia jau mėlynas toks šviesų spinduliukas. Jeigu matot prietaisų skydelį degant mėlyną signaliuką, tai jau žinokit, kad važiuojat su ilgom. Kas atsitinka praktikos egzaminė, kartais mokiniai važiuoja, junginėja tos posūkius ir netyčia įjungia tolimas. Ir paskui visą miestą važinėja su tolimom šviesom ir dėl to neišlaiko egzaminą, nes važiavo per egzaminą su tolimosiomis šviesomis. Tolimas galima naudoti kada? Tai tamsiuoju paros metu galima tolimas naudoti, bet vis tiek ne visada naktį tas tolimas galima naudoti ir tam tikrais atvejais jas vis tiek turite išjungti ir važiuoti su artimu. Tai tolimas turite išjungti tinkamai apšviestuose keliuose, 150 metrų likus iki kitos transporto priemonės. Ar jinai iš priekio atvažiuoja, ar jūs paskui ją važiuojat, tada vis tiek išjungia tolimas ir palieka tik artimas. Nes tolimo švieso šviečia taip ir šiek tiek žmogui į akis, tai akinat vairuotoją, o kuris važiuoja priešais jūs per veidrodėlius, jūs akinat, jam labai ryškiai veidrodėliai šviečia ir akina vairuotoją, net ir iš paskos važiuodami irgi turite išjungti tolimasias šviesas. Ir kitais atvejais, jeigu akinat kitus vairuotojus, tolimasias šviesas turite išjungti ir įjungti artimasias. Jeigu akina vairuotoją, jeigu jūs akina, tai jūs privalot įjungti avarinę šviesos signalizaciją ir taip informuoti kitą vairuotoją, kad jis jūs akina. Jeigu vis tiek akina neišjungia, tai tada turit nekeisdami važiavimo krypties sulėtinti greitį ir prireikus sustoti. Tai tiesiog jau toliau ir nebevažiuojat, jeigu ir nebematot. Šiaip, kai šiek tiek akina priekiniai automobiliai, galima bandyti taip žiūrėti per kampą į apačią ir šiek tiek į tą kelkraščio liniją. Tai šiek tiek jinai dar matosi, net ir labai ryškiai šviesa čia eina, tai kažkiek tai kelkraštį matot, tada stabdot ir kad nenulėktumėt, kažkiek į kelkraštį važiuojat, lėtinat ir tada jau galiausiai visiškai sustojat. Aišku, staigiai nestabdot, kad kiti vairuotojai už nugaros irgi rakinami, tai kad nesitrenktų jums į galą. Šviesiuoju poros metu jau važiuojama yra su tik artimosiomis žibintų šviesomis. Arba specialiai šiam metui pritaikytomis šviesomis. Tai specialiai pritaikytos būna tokie ledukai. Jie ryškus, kitiem vairuotojams labai gerai matomi, bet tiesiog nieko jums neapšviečia ir tinkami irgi naudoti. Bet tai turėtų būti jau gamykliškai įrengta, o ne kažkokios ledukai įrengti ant mašinos. Rūko žibintus leidžiama naudoti tik esant blogo matomumo sąlygoms. Tai rūko žibintai, kai šiaip gabaritas šviečia tik mažos raudonos, va kaip paveikslėliai parodyta, o kai jungiam galinį priešrūkinį, gale ryškios raudonas šviečia. Ir jos kaip lazeris net per rūką eina, iš toli matosi toks raudonas taškas ir mes suprantam, kad ten yra automobilis net per rūką važiuodami. Jeigu dieną gero matomumo sąlygom jungiam priešrūkinį, tai už nugaros stovintis automobilis, jam tiesiog labai ryškiai ta raudona, tai net pamatysit, kažkada važiuosit, bus pamiršęs išsijungti priešrūkinį ir jums tiesiog labai akins, net tiesiog stovint, pavyzdžiui, prieš šviesoforą, kitas automobilis
su gale esančia raudona tokia šviesa. Tai ten bus tokia priešrūkinė, jau ryški labai. Na, o priekinis priešrūkinis gali gelbėti, jos taip pat galite naudoti tik esant blogo matomumo sąlygom, dėl grožio šiaip negalima įsijungti, irgi yra ryški šviesa, kuri akina, bet galima jį panaudoti tamsiojo paros metu, jeigu nedega artimoji šviesa. Sugedusi lempa, tai tada galima priekinį priešrūkinį įsijungti ir važiuoti ir tęsti kelionę tamsiojo paros metu, parvažiuoti iki servizo arba stovėjimo aikštelės. Tai va tokiu būdu galima įjungti ir nesant blogo matomumo sąlygom priešrūkinį, kai priekinė kairė tamsiojo paros metu nedega. Tai gabaritinės šviesos tai yra tokios mažos švieselės, kai ten pirmas tas simboliukas, galinės net yra, priešrūkinės dega gale, o priekį mažos neryškios švieselės dega priekį. Tos gabaritinės visą laiką būna jau įjungę artimas šviesas ir jos irgi šviečia, kad matytumėm automobilius iš nugaros. Tai kaip akina matom veidrodėlius, tai va tolimosios šviesos va taip va šviečia į veidrodžius ir per veidrodį žmogui į akis šviečia, net iš nugaros važiuojant kitai transporto priemonei. Taip pat iš priešpriešais atvažiuojantis automobilis yra akinamas ir šviečia jam į akis šitos tolimosios šviesos. O artimosios šviesos, va kaip matom paveikslėlį, šviečia jau šiek tiek mažesnį atstumą, bet ne vairuotojų į akis. Štai praėjom 12 skyrių - šviesos prietaisų naudojimas.